Taip. Tai Rūta, gal mes pradėkim tada nuo to, kaip mes susipažinom ir iš vis kaip mums atėjo idėja šitą laivą daryti. Tai iš esmės, aš sakyčiau, ta tokia bendrystė užsimezgė prieš kelis metus ir man labai fainai ir tai, ką tu darai, tavo nuostabus gaminiai ir tas entuzijazmas lipdyti, tas kūrybiškumas. Bet susipažinome vis tik tai per daoistinės praktikas. Taip. Mes tai aš bent kiek prisimenu, kad aš pas tave dėl skausmingų mėnesinių tą projektą pirmiausia jau, nes pas mane atmintis biškai išlabuojanti, bet aš bent kiek prisimenu, kad mane sudomino tai, ką tu veiki. Ir kadangi aš turėjau problematikos su savo mėnesiniu ten ir to krūjavimu, ir to skausmu, tai aš kažkaip pamačiau tave ir man labai buvo didelė nuostaba, nes aš tik buvau pradėjus eiti ten tuo kažkokiu sąmoningumu keliu, aš tai net nežinodavau tokių dalykų, kad čia įmanoma kažką daryti, ne vien, nežinau, nuo skausmo vaistus gerti ir sportuoti ten, kur kas nors, žinai, ten kokie nors, žinai, siūlydavo, tai arba kai man kažta ginekologija siūlė kontraceptikus vartoti, tai irgi, žinai, aš nenorėjau, žinai, kažko chemikalų. Ir kai aš pamačiau, mane žiauriai sudomino tos DAO praktikos visos ir aš prisijungiau, tada tu darai tą tyrimą savo mokslinį ir man prisimenu irgi buvo tas, kur tu man paskambinai, aš kaip su žvaigždė jaučiausi kalbant, dėl to, kad aš tave, žinai, jau siekiau. Ir tada galvojau jo, kad čia wow, bus, toks kažkaip labai išskirtinė pasijaučiau, tai man labai tas patiko. Ir man tiesiog po tų praktikų mes susitikdavom, aš su savo keramika, tu su savo palapinė, tu tai ir praktikas vedėjai ir vėliau kažkaip visų festivalių susitikdavom. Aš pas tai ir stovyklai buvau, tai kažkaip tai bendraujam, aš tokia bendraujanti, tu irgi kažkaip vis kažką, žinai, pakalbėdavom, bendrų temų atrasdavom ir kažkaip, ir jau pažįstamos, ir jau, kaip sakant, nebe vien iš matymo. Jo, šiltas kontaktas. Tai aš gal įvesiu dar tuos, kurie ne visai suprato, apie ką čia Rūta minėjo. Tai aš prieš 2 metus maždaug, baiginėdama papildomosios ir alternatyviosios medicinos magistrantūrą, nusprendžiau daryti mokslinį tyrimą iš Qigong praktikų ir dubens dugno praktikų. Yra tokia kombinacija, kur naudojamas nefrito kiaušinis ir mano tyrimo objektas buvo skausmingos menstruacijos, pirminė dismenorėja. Man buvo labai įdomu patyrinėti, kaip šita praktika veikia skausmingas menstruacijas, nes, sakykime, to kalbų, kur moteris pačios dalinasi, jų visada buvo ir jos sakydavo, kad mano mėnesinė sutrumpėjo, palengvėjo, ar ten šlapimo nelaikymo bėdą išsprendė, ar orgasmų daugiau gyvenime atsirado, bet visi, žinai, nori to tokio pagrįstumo. O ar tikrai tai veikia? Aš internete paskaičiau, kad gal čia ir neveikia, kad koks nors ten kritiškai nusiteikęs ginekologas amerikietis kažką tai leptelė, žinai. O realiai tai yra tų praktinių aspektų, kurie akivaizdžiai parodo, kad tai yra veiksmingos praktikos. Tai tiek mano mokslinis tyrimas atskleidė, tiek moterų pasakojimai ir Lietuvoje yra jau ginekologų, kurie matom tos moterų pokyčius ir jie sako, wow, super, kad tiesiog makšties sienelė tampa nebe tokia išplonėjusi ir moteriai yra daug lengviau atsipalaiduoti ir įtampos išgyveninti iš šitos srities. Tai džiaugiuosi, kad tas toks rimtas mano gyvenimo darbas leido mums susipažinti. Tai man priminiai dabar, kai pasakei, kad nustebai, jog aš paskambinau. Na, šiaip aš visada tą dalyką darau, kada žmonės užsiregistruoja į mano stovyklas, seminarus, aš visada prieš susitinkant skambinu ir būna reakcija panaši kaip tavo, maždaug, čia kaip dabar man paskambino, o man tada ramu, kad tikrai žmogus dalyvaus, aš jį taip tokiu būdu pamotyvuoju realiai skambučiu, nes tada atsiranda motyvacijos, kad jo tas praktikas
kad gauti maksimalią naudą. Ir buvo man tas toks savotiškas iššūkis tą 100 moterų apskambinti, tą kiekvieną tyrimo dalyvę, kiekviena jųgi paskambinus, kiekvieną pakalbėjau, paskui dirbom 3 kartus į savaitę, 2 mėnesius su meditacija, čigong praktikos, nefrito kiaušinio praktika ir tai atitinkamai davė tam tikrų rezultatų. Tai, o Rūta, į tą pačią temą dar paskui jau pereisim gal prie tos kūrybinės labiau temos. Kaip tau, kas pasikeitė po šitų praktikų? Man, žinok, taip sudėtinga susikoncentruoti, nes aš pasidariau kamerą specialiai į langą, o man dabar tiesiai veidą saulė šviečia. Bet nieko, tokia užuolaida yra, bet juokinga, atrodo, tai žodžiu, nepasitrauksiu, iškart sakau, nes lipdau čia žmonėms sakau. Bet šiaip man labai pasikeitė daug dalykų. Man pasikeitė, tai pirmiausia, kad kas man buvo aktualiausia, tai mėnesinės, kad man nebėra to, kad aš per mėnesinės dabar gerčiau nuskausmo vaistus, tai, gal yra buvę kažkada per tuos 2 metus, gal yra buvę kokį kartą, gal, bet man atrodo, ten tiesiog sutapo su kažkokiais kitokiais dalykais. O iki tol? Taip, aš anksčiau labai dažnai gerdavau, tarsi ne tai, kad gerdavau, aš gal krankindavausi, gulėdavau lovai tokia neveiksni, žinai, o dabar man visai nebėra, man dažniausiai, nėra tokių kažkokių labai stiprių dalykų. Ir man labai patinka tai ta mankšta. Aš iš tikrųjų jau ilgą labai laiką ieškodavau, kaip daryti kokią mankštą. Ir mane tai perzindavo, kad aš negalėdavau laikytis to ritmo kažkokio, kažkokią mankštą daryti. Ir aš, kol netradau tavo, tu ten, nežinau, mes visą laiką tą mankštą, žinai, darydavom prieš. Tu tikriausiai dabar vedėjai. Pramankštą, taip. Ir pramankštą. Ir man ji taip patikdavo, man, pavyzdžiui, taip gerai mano visą nugarą išmankštindavo, man taip gerai, aš taip gerai sušildavau, pavyzdžiui, aš atsibundu ir aš visą laiką tą mankštą darau. Ir man taip gerai dienai nuteikia, tokį ir energingumą duoda. Ir man, pavyzdžiui, su nugaru jokių problemų nebėra nuo to, kai aš pradėjau tą mankštą daryti. Nes man būdavo, aš kadangi sėdimą darbą dirbu, tai man būdavo, kad man apačia nugaros skaudėdavo. Dabar nėra neskauda nugaros apačios. Aišku, dar ir buvo man... Aš neprisimenu, ar tuo metu buvo, bet aš nežinau, ar aš apie kitus intimesnius dalykus noriu dalintis, kadangi aš čia ir pas save noriu. Jo, viskas tvarkoja, tai bendrom gairiam, žodžiu, subtilios temos, yra paslapčių, kurias galima drąsiai ir pasilaikyti, bet tokiam bendrom gairiam. Gali antru asmeniu ar trečiu, sakyk, draugiai. Jo. Tai aš, jeigu ką, tai galiu kam nors pasidalinti, jeigu kažkam, pavyzdžiui, įdomu, aš tai visą laiką mielai pasidalinu savo tais išgyvenimais, jeigu ten, žinai, kažkas nori, aš asmeniškai visą laiką pasišneku ir pasidalinu, man tikrai negaila, gal tiesiog į bendrą interneto erdvę, nėra taip jauku dalintis, bet šiaip tai aš tokia nesu, kad, aš galiu ten ir asmeninis dalykais pasidalinti. Tai jo, šiaip man labai labai padėjo ir aš labai džiaugiuosi. Aš nuo to karto, aš savim net netikiu, atrodo, aš nuo to karto, kai mes pradėjom tą mankštą daryti, aš iki šiandienos, kiekvieną dieną vanoju su bambukinė šluotele ir darau tą mankštą. Man taip gerai, aš taip džiaugiuosi, nes kitos praktikos, tai žinai, padarai, pasimeta, o čia taip greitai, paprasta ir veiksminga. Ir tas toks, labai jaučiasi, nereikia, žinai, laukti tam, kur, man patinka, kad veiksminga. Tai jo, aš atsimenu, kad kai buvom festivalyje susitikusios, tu sakai, kad be savo šluotelės nevažiuoji niekur. Niekur. Aš į festivalis vežuos, aš dabar, pavyzdžiui, nakvojau, ne ten, kur yra šluotelė, man ryte taip trūksta, atrodo, aš negaliu, jau man priklausomybė. Nuo to, nes labai paskatina, toks kaip kavos, net ne kavos, aš negaliu palyginti, nes aš kavos negeriu N metų, bet toks, kur
vat kaip pasportuoji ir yra tas toks energingumas. Tai man nuo to šluotelės irgi toks, kur atsibundi dar toks, kur, ir gal biškai pagulėt, tai žinai, padarai tą šluotelę, padarai tą mankštelę ir toks iš karto, kur, iš karto toks, kur pasiruošęs dienai, žinai. Tai aš manau, kad kūnas mūsų ir pripranta prie kažko tai pozityvaus. Kaip ir, pavyzdžiui, ta nefrito kiaušinio praktika iš pradžių daugam gali atrodyti, čia kažkokia kaip ir egzotika, nes natūralus mineralas, kaip ir supranta, kad dezinfekuojama su verdančiu vandeniu, kaip ir viskas ok, bet daugam vis tiek dar būna neįprasta, kad intimi sritis mūsų gali būti treniruojama su tokia priemonė. Bet kada priprantama, kai jau pajunti tą efektą, kad moterim nebėra to šlapimo nelaikymo arba menstruacijos nebeskausmingos arba tą pačią malonumo sritį pažadina, tai jau tada, tai reikia kelis kartus į savaitėlį išsitraukti, pasitreniruoti arba, kaip sakai, net ir kažkokie kiti elementai, kaip tos pramankštos ar su bambukinė šluotelė apsistuksenti visą kūną, tas toksai pažadinimas ir tu pradedi jausti tą tokį poreikį, kad, čia dabar primigus vaikštų, reikia išsijudinti. Taip. Tikrai taip, man labai patinka iš tikrųjų, kad pas tave viskas, ką tu siūlai, žinai, kad viskas yra su normalia nauda ir gan greita. Nėra to, žinai, kur būna, čia po metų, žinai, pajausi, nes aš, pavyzdžiui, labai greit pajaučiu. Man tas patinka. Kad nėra, aišku, kai kuriam moterim, jeigu ten užleidimai kažkokie yra, suprantu, kad gali trukti ilgiau. Bet man tai čia buvo wow, kad galima taip greit, žinai, pajus kažkokią. Čia yra individualūs aspektai, nes, pavyzdžiui, kažkas turi emocinės traumas, kurios yra glūdinčios dubenį, tai kitom reikia ir visų metų, kad jas iškrapštyti, paleisti, pilnai atsiskleisti, o kažkam mėnesis kitas ir jau sako, wow, aš jau kita moteris ir visai kitaip jaučiuosi ir tą seksualinę energiją mes galim transformuoti į kūrybinę energiją. Tai va, tu mano kūrybinis žmogau, kaip tau sekasi transformuoti kūrybą seksualinę energiją? Labai gerai, aš čia juokiuosi, kad jau daugiau gal nebereikia, žinai, ten tos energijos, bet iš tikrųjų tai man tai labai gerai, man dabar su kūryba tai tikrai labai gerai, aš visą laiką labai didelę motyvaciją jaučiu ir supratau, kad iš tikrųjų labai daug kas prisideda prie kūrybos, tai labai didelis stebėjimas, tokia refleksijas turėti. Labai didelė savirefleksija, dėl to, kad aš, kadangi dar pati esu ir, kaip ir mano individuali tokia veikla, verslas, tai kai tik tais pradedu su visa galva, žinai, nerti tą kūrybą, tai jau žiūrėk, jau tuo ir pradėsi sirgti, jau tuo ir čia nesiseka kažkas, jau čia man būna, kad ir telefoną pykina paimti, ten kažką pafilmuoti. Ir taip yra svarbu kiekvieną dieną stebėti, tiesiog duoti savo tos erdvės, kur tu gali šiandien, pavyzdžiui, nežinau, ten nuleisti, nežinau, pavyzdžiui, galvoju, ką čia. Pavyzdžiui, aš su internetu, pavyzdžiui, mažiau dabar su socialinėm erdvėm leidžiu savo mažiau kelti kažko, žinai, arba ten leisti ten, nežinau, moterų ratus kokius eiti, arba, kažkokius tokius dalykus, kur visą laiką stebėti ir nepamiršti. Dėl to, kad ta kūryba, tai visiems, kas galbūt turi tą kūrybinį stygių, tai galbūt atrodo žiauriai fainai. Ir aš nieko nesakau, man tikrai faina, aš tikrai džiaugiuosi savo gyvenimu ir aš esu tikrai labai laiminga, bet kiekvienas dalykas, kame yra daug energijos, kam tu labai daug energijos skiri, tai reikia labai stebėti, kaip ta energija tavyje ten, kad nepamesti, žinai, irgi, neišsitaškyti. Tai aš dar norėjau vieną dalyką pasakyti dėl to, kad prisiminiau, kad kokia man nauda, aš dar prisiminiau, žinai, kad po tavo stovyklą, aš net nežinau, ar tau sakiau, kad po tavo stovyklą dar pradėjau tą pratimą daryti, kur krūtinės, to erdvė, kur juokiesi, kur spaudi tos taškus skaudančius ir juokiesi. Ir žinok, man anksčiau labai dažnai taip mausdavo kažkaip krūtinė, tas emocinis, žinai, tas toks maudulys. Ir aš dabar
supratau, kad man taip, palengvėjo, kažkaip nebėra to tokio, kur, kažkokios ar emocijos, žinai, buvo užsilikusios ar kažkas ir toks būdavo, kad toks, jauti kažkas negerai ir, vis krūtinę, žinai, vis maudžia. Tai man taip fain dabar, ten, nežinau, žymiai vėl geriau, žinai, ir tame, tai norėjau pasidžiaugti. Jo, mes visko prikaupėm labai čia krūtinės lastoj, todėl ir krūtų savimasažas jis yra efektyvus, ir juoko atsigūnas, kada spaudžiam širdies centre, juokiamės ir tiesiog paleidinėjam tas emocijas, kurias laikom savo kūne užspaustas. Ir juokas iš tikrųjų turi labai gerą tokią emocijų paleidimo galę, tam tikrą prasme gydančią galę, nes jeigu mes suprantam, kad emocijos sukelia ligas, tai ta prasme tada gaunasi, kad juokas jis gali mus gydyti, emociškai gydyti. Ir tada kūnas irgi pradeda sveikti. Tai dar apie tavo kūrybą, kūrybiškumą, sakykime, iš tos keramikos pusės, sakykime, pastaraisiais metais tu kažką keitei, tobulinai, galbūt norėtum kažkokiais tai aspektais pasidalinti iš savo darbo. Jo, iš tikrųjų, paskutiniu metu, ką pakeičiau, tai ir festivaliuose pradėjau vesti tokią meditaciją, tokią kaip aš skausteliuose vadinu meditaciją, nes ji visai kitokia negu įprastas meditacijos. Tai aš molio meditaciją pradėjau vesti, kur aš molis vadinasi, ir aš molio pagalba stengiuosi kažkaip žmonės pakviesti į save atsisukti. Tai ten būna toks jaukus ratelis, kur žmonės mane tiesiog iškviečia, kur jie nori, kad aš atvažiuočiau, nes aš atvažiuoju visą Lietuvą. Ir tiesiog vedu tokį, aišku, ten būna ir pradžia, ten susipažinimas ir panašiai. Ir vedu tokią meditaciją, kur tiesiog skirtingo molio pagalba mes pabūnam savyje, aš vedu tokį kaip ir vedimą užsiėmimo metu apie tai tiesiog, kad aš pastebėjau, kad per materiją, pavyzdžiui, būtent per molį, galima labai nueiti į tą tokį didesnį tą savirefleksiją. Ypatingai, jeigu nesi įpratęs tiesiog sustoti truputį ir pasižiūrėti, kaip aš iš tikrųjų jaučiuosi, tai tikrai būna labai įdomu, nes gale visą laiką pasidalina žmonės, tai man labai juokinga būna, kai būna, visą laiką būna ten porą žmonių, kur, o Dieve, štai dabar miego noriu, sako. Ir tai ir yra, kad kūnas atsipalaiduoja ir kūnas parodo tau, ko jis iš tikrųjų nori. Tarsi, kad jis iš tikrųjų tai fiziškai, pavyzdžiui, tu esi pavargęs. Arba kad, tiesiog, kad, pavyzdžiui, atrodo, tu niekada nepastebėdavai, kad tu norėjai miego, tu, pavyzdžiui, praėjo pusę dienos, tu net nebuvo jokios, atrodo, viskas gerai, žinai. O pabūna, pasėdi, ta meditacija kokią valandikę praeina ir kai kurie ten jau klapsi akim, o kiti kaip tik būna pasikrauna ir būna labai energingi ir sako, aš nebegaliu įsėdėti, sako man jau, ir ten, sakau, žodžiu, tai visi pradedam, dar būna tokį pažaidžiam, jeigu labai jau norisi žmonėm ir energingiau, žinai, bet šiaip tais labai faina būna pamatyti ypatingai žmonėse, kurie mažiau yra susiję su tuo kažkokiu sąmoningumu, kurie mažiau apstai žino, kas yra apstai paprasta meditacija, tai jiems tikrai yra toks švelnus parodymas, kad pasižiūrėk, susipažink, žinai, su savimi ir su savo jausmais ir su savo potyriais. Tai, manau, smagus toks užsiėmimas. O šiaip tai aš visada, kaip ir visada su savo keramika, tai daugiausia važiuoju visokias mugės, dabar festivalius vasarą, tai dabar irgi bus mugė Vilniuje, aš labai labai džiaugiuosi dėl jos, tai nuo gruodžio 5 iki 23 gal, tai būsiu mugėj. Bet o kur? Aš ten kur? Pasakyk, gal kažkas iš Vilniečių kaip tik apsilankytų, gyvai pasilabint su tavim. Neprisimenu, kaip jau. O kaip vadinasi pati mugė? Labai, žinok,
4 žodžiai, bet aš užmiršau, aš jį pasidalinsiu pas save highlightas. Gerai. Jo, arba komentaruose po šito video gali pasidalinti, žinai, nes visada tas gyvas kontaktas jis yra labai fainas. Mes juk su tavim irgi iš pradžių online bendravom, o paskui vienam kitam festivalį, kai gyvai susitinki, kad ir ten 5 minutės pasikalbi, bet jau atrodo toks šilta bendrystė užsimesga su žmogumi. Taip. Bet aš gal truputį norėjau apie kitą dalyką, kad tiesiog, kad čia bus Vilniuje, Senamiesty, bet esmė tame, kad man labai patiko jų pats konceptas, dėl to, kad ten toks, grinai tokia kaip, irgi tokia kaip bendruomenė kuriasi ir ten bus ne taip, kaip, žinot, ateini ten į tas mugės, kur būna, nežinau, pusė daiktų, kurie ten nei rankų darbo, nei ką, tiesiog kažkokie kinietiški. Tai ten bus tikrai labai nuoširdžiai rankų darbo išskirtiniai dalykai ir galima bus ir pabūti, ir pasikalbėti, ir pasėdėti, ir arbatėlės kokios nors pasidaryti ar kažką. Tai šiaip tai jis ten tokia labai miela erdvė žada būti. Tai tikrai pasidalinsiu komentaruose, galėsiu įkelti tikslų. Dėl to, kad nenoriu dabar čia prikalbėti, kas nesuklys. Ja, suprantama. Aš tai į Vilnių apsilankysiu šitą šeštadienį, ten vesiu savo seminarą DAO Tantra, tai 3 valandų seminaras nuo 1 iki 4. Kad supažindinti su esminėmis praktikomis, apie kurias mes jau ir šiandien su Rūta užsiminėm, ir kad moteris savintų, kas ta nefrito kiaušinio praktika, kad pradėtų pokyčius. Tai jeigu kas kaip tik laisvas esat šitą sekmadienį, tai galėsiu pasidalinti nuorodą arba daugiau info galite profilyje nuorodoje rasti, kur yra mokymų skiltis. Na, o kalbant apie tas tokias kalėdinės mugės, tai žinok, aš irgi būsiu Vilniuje, bus tokia Smaragdo miesto mugė gruodžio 16-17 berods, ten šeštadienis, sekmadienis, tai irgi tokia alternatyvi mugė, kur ne kinietiški plasmasiniai dalykėliai parduodami, o tokie daugiau su saviugda susiję dalykai, tai aš manau, kad žmonės jau yra pavargę nuo to tokio kažkokio tai perku perparduodu tų tokių nešiltų visai dalykų, kad ir ką mes paimtumėm ar tokius visai buitinius aspektus ar kažkokius tai priemonės, kurios su sveikatingumu susiję, kad ir ta bambukinė šluotelė. Man tai jinai tokia faina, kad tai yra natūralu, kad augalas auga. Vienos yra storesnės, kitos plonesnės. Man sako, o jos nevienodos. Aš nieko negaliu padaryti, bambukas taip užaugo, ta prasme. Vienas, tai kiek tu turi pereiti tų bambukų, kad rasti visus idealiai ten vienodus, padaryti idealiai vienodus, tai visiškai normalu. Ten nefrito kiaušinis, kada rankų darbo, tai aišku, kad tu vieną pagaminsi vienaip, kitą kitaip, ne aš gaminu, ten Myanmare pagaminta, bet vis tiek tai yra gaminiai, į kuriuos įdėta žmogaus šiluma, pozityvumas, ypač apie lipdybą, keramiką, juk tu įsuki gerą energiją tam tikrą prasme. Tai nebūtinai sakyti, kad mes čia dabar užburtas priemonės kažkokias pardavinėm. Ne apie tai, kad įdedi širdį, kaip ir namie pagamintas maistas, kodėl jis skanesnis negu kavinėje. Nes kavinėje žmogus dirba konvejeriu ir jis nebūtinai su pozityviom emocijom, gal jis su kolegom susipyko, gal jis namie susipyko, gal ten iš vis moterį PMS ir jinai viso pasaulio neapkenčia ir jinai jums pagamina ten kažkaip patiekalų, jūs valgot, suvalgot kaip į nieko, paskui pilvą raižo. Blogai jautiesi kažkodėl, nors teoriškai tai kaip ir buvo pakankamai šviežias maistas ir su juo viskas gerai buvo. Tai čia, manau, kad iš to paties, kada yra kažkokie tai gaminiai kaip keramika, kai yra rankų darbas, tai aš daug labiau vertinu kaip tokia šilumą, tą pozityvumą skleidžiantį daiktą. Nežinau, ar tau yra taip klientai irgi dalinėsi, ar čia mano vienos tokias įžvalgos. Pas man labiausiai patikus istorija dabar paskutinės klientė, ne paskutinės, bet čia neseniai visai buvo,
kur pasakojo, iš manęs norėjo iš kiekvienų kūrėjų keramikos nusipirkti po porą puodelių. Tada nusipirko iš manęs porą puodelių. Tada vėl rašo, dar nori puodelių. Tada nusipirko dar porą puodelių. Tada rašo, aš dar noriu didesnį, žinai, puodelį. Ir tada sakau, gal dar kažką pafotinti, nes, aš kaip tik turėjau naują partiją išdegus, tai galvojau, gal pafotinti, dėl to, kad aš kol internetą sukeliu, tai pas mane dėl to internetiniai partuviai tiek mažai dalykų, nes pas mane tiesiog viską nuperka, kol aš sukeliu, tai neapsimoka fotinti. Tai, žodžiu, tai sako, prašau, tik nefotkink. Sako, aš jau tada nebeturėsiu vietos kitiems, žinai, aš noriu, kad daugiau skirtingų keramikų Lietuvos ir tokia idėja pas ją buvo. Tai taip miela buvo, nes, sako, neatsilaikysiu, žinai. Tai taip miela buvo, man labai faina. Tokias istorijas išgirsti ir ypatingai, pavyzdžiui, irgi, kur, pavyzdžiui, moteris dovanojo vyrui, sako, vyras negeria, aš pasisavinau. Vėliau irgi rašo, kad galit gal daugiau, kalėdom ypatingai, žinai, pavyzdžiui, užsakė draugiam padovanot puodelių irgi dar tokių pačių. Ir sako, tu man padaryk tokius pačius, sako, aš negaliu, žinai, iš ranko išimti, visą laiką geriau. Tai aš labai suprantu ir aš tikrai čia galėčiau, žinai, kažkaip nemaloniai jaustis dalindamasi, jeigu pati negerčiau, pavyzdžiui, iš savo puodelį. Nes aš pati geriu ir man patinka, man, pavyzdžiui, puodeliai keramikiniai, tai niekada neatstosiu, pavyzdžiui, kokios ten plasmasės ir ne to pačio stiklo. Ir šiaip net jaučiasi nedažnai, kad, keramikoje, pavyzdžiui, pas mane dar būna skirtingos, tos glazūros, spalvos, šiurkštumai skirtingi. Pas mane dar yra keramika, kad yra labai plona, tai toks jausmas būna kaip iš žiūriu kažkokie garsai pas mane sklinda. Tai būna toks jausmas kaip iš stiklinio panašiai gerti, dėl to, kad visi galvoja, kai pasako keramika, kad ten bus jau toks jau bokalas, jau toks, kur, žinai, centimetro storio ir čia jau viskas, jau čia nebe tie laikai, kaip sakant. Dar kai kurie gal keramikai ir daro tuos staresnius, bet šiaip dabar pas mus atėjus ta tradicija ir iš kitų šalių, kur keramika yra tokio aukštesnio degimo, tai reiškia, kad gali ir indaplovį plauti ir visiškai funkcionali ta keramika ir nereikia čia per daug jos bijoti, kad čia dabar bus rankų keramika, žinai, tai čia galėsiu tik tais padėti, tik į svečių ateis, žinai, ir tai ten pavaišinti arbatėlę, žinai, rankom išplauti. Tai ne, aš savo keramiką kiekvieną dieną naudoju, indaplovį plaunu. Man kaip tik yra, mano kaip kūrėjos, pavyzdžiui, tokia kaip keramikės pozicija yra, kad aš noriu keramiką rankų padaryti, kad tu kiekvieną dieną galėtum mėgautis to maistu, mėgautis tą arbatą, mėgautis, kaip, nežinau, pavyzdžiui, pasiserviruoji, žinai, gražiai ten lėkštę kokią, o ne kad indai, žinai, kur ten tau tokie, čia, žinai, koks skirtumas, žinai, namie ir kuo greičiau, žinai, viskas toks, žinai, kaip konvejerio. O kodėl tu negali namie, žinai, jaustis maloniai, net aš, pavyzdžiui, lipdau ir vis tiek galiu, kaip gražaus puodelio gerti. Tai jo, aš manau, kad mūsų šitas pokalbis turėjo būti pakankamai fainas ir gyvas. Aš mačiau, kad komentavo Virginija, bandau nuskrolinti, kad labas Edita, tas paprastumas jūsų abiejų, gera jūsų klausytis. Tai labai džiaugiuosi, mes taip ir norėjom, tiesiog paprastai, nuoširdžiai, atvirai pasikalbėti, palinkėti jums šiltos arbatos meditacijos, kad kai geriate arbatą tiesiog mintis nurimtų, eitumėt gilyn į save ir čia atrastumėt savo atsakymus, daugiau šypsotumėtės savo vidui, savo organams, savo širdžiai, nes kada mes paleidžiam iš krūtinės tas nuoskaudas, kurias laikom savyje, tai atsiranda to tokio, kad galiu įkvėpti pilnais plaučiais, galiu jaustis daug geriau.
mėgautis gyvenimu ir kiekvieną akimirką nelaukt kažko. Būtent, tai aš džiaugiuosi, kad mes irgi sugalvojom, nieko nelaukiam ir išėjom į laivą su tavim. Taip. Ačiū. Tai